Kadangi jau turėjom patirties iš praeitų metų vasaros iššūkio, tai vaikai buvo iš tikrųjų labai motyvuoti. Kiekvieną savaitę žiūrėdavom, jie taip, kur mokti daugiausiai taškų, ten ir varom. Tai žaidėm ir krepšį žaidėm, ėjom į žygius, tiesiog puikiai leidom laiką. Ir karšta buvo, bet visus iššūkis stengiamės įveikti ir vis žiūrėjom, gal mes kokioj trečioj vietoj pasižiūrim, kas pirmauja. Bet tikrai labai norėjom ir sakėme, jeigu ir kitais metais bus vasaros iššūkis, tai tikrai dalyvausim. Nes iš tikrųjų matosi, kad nuo pernai metų, šiemet 2 metai, tai vaikai paaugę, jau jie žino, žodžius, labai fainiai sekėsi. Pirmi metai, kada mes turėjom iššūkį tokį, tai mums ypatingai gera patirtis, nes jie turėjo patirtį nebūti labai toj aukštoj vietoj, tai jie buvo labai motyvuoti, iš tikrųjų jie patys į savęs degė. Tai aš manau, kad šio iššūkio tas tęstinumas yra labai tokia pridėtinė vertė, kad vaikai tada žino, kaip siekti, žingeidumas jų ugdomas. Tai buvo labai gera patirtis tiek vadovam, turėjom tikrai nuo ryto, turėjom aktyvią dieną ir vaikai ateidavo, pavalgom ir greitai varom ir tikrai varėm, tiesioginė to žodžio prasme, dirbom daug, bet su emocijom, dažniausiai teigiamom emocijom, jie taip pavargdavo, tikrai buvo, kadangi vasara buvo, ar kada 30 ir mes tą tinklinį žaidžiam. Žodžiu, kiekvieną dieną mes galvojom apie iššūkį. Labai buvo smagu, kad kiekvieną savaitę žinojom vietą, kur kelintoje esam, tai aišku motyvavo juos labai stengtis. Smagu jų tas susidegimas, tas entuziazmas, noras ir labai džiaugiamės, kad jūs jį skelbėt, darot. Labai smagu.